Labas rytas, dabar yra po 5:22 ir kažkaip atskilus pagalvojau, kad noriu pradėti filmuoti kažkokią tai kelių dienų vlogą. Nusimato šį savaitę įprasta kaip ir visos, bet šiandien einu pas daktarą. Turiu vizitą 8 valandai ir mano vizitas bus dėl to, kad turėsiu kateterinę abliaciją, tai tokia maža operacija, gal net ne operacija, labiau kaip procedūra. Tai šiandien yra vizitas apsitarti dėl operacijos, kas ir kaip, žodžiu, pasidaryti visus tyrimus, kuriuos reikia. Galėsiu šiek tiek papasakoti plačiau, dėl ko man reikia darytis tą ir ko aš tikiuosi iš tos operacijos irgi. Atskiriau anksčiau vien dėl to, kad reikia suruošti Migliai jos pietus į mokyklą. Šiaip mokykloje jinai gauna pietus ir ne taip, kaip pavyzdžiui būdavo pas mus mano laikais, kad tiesiog nueini į valgyklą ir išsirenki. Yra programėlė, čia aišku, nėra kažkoks stebuklas, bet yra programėlė ir galima išsirinkti ten, kuriom dienom ką vaikas valgys. Yra gal 6 ar 7 pasirinkimai. Bet kartais Migliai užeina, kad jinai nori valgyti mokyklai, nes, tarkim, kiekvienas maistas, kiekvienas tas patiekalas turi skirtingos spalvos apyrankę ten, žodžiu. Ir jie gauna tas apyrankės, tada nueina prie tos valgyklos, ten, kur yra visas maistas, ir gali pasimti savo maistą, nes jie turi tos spalvos apyrankę tam maistui. Nežinau, ar čia logiškai pasakiau. Bet kartais būna tokių dienų ar net savaičių, kada jinai prašo, kad aš padaryčiau jai valgyti ir supakuočiau, tai pagalvojau, kad jinai prašė makaronų. Tai aš nenoriu dėti vien tik makaronų, tai nupirkau dar ir šitų krevečių didelių, kad tiesiog pakept ir dėti kartu su makaronais, kad būtų maistingiau šiek tiek. Dėl to atskiriau taip anksti, nes reikėjo išsiplauti galvą, padaryti jai pietus ir dar reikia pasidaryti dalykų, ten įsidėti rūbus plauti, nukabinti kitus rūbus, sulankstyti ir panašiai. Tai yra tokių mažų darbų. Aš esu toks žmogus, kad aš geriau atskelsiu anksčiau ryte padaryti darbus, negu būsiu atskilus iki vėlumos. Nes man reikia eiti miegoti kokią 8 arba 9. Aš po 8 ir 9 esu pats neproduktyviausias žmogus pasaulyje. Tai aš geriau atskelsiu 4 arba 5 ryto, pasidarysiu, ką man reikia. Tai dabar einu ir daryti. Parodysiu dar vieną dalyką, dėl ko verta anksti atsikelti. Tai nežinau, ar matysit, bandysiu nepamesti telefoną. Tai yra šitie saulėtekiai. Man patinka dėl to, kad visas butas pasidaro toks švelniai oranžinės spalvos ir tokia labai jauki nuotaika būna. Labas rytas. Labas rytas, suraitytas ir į kampą pastatytas. Šiek tiek susivėlėm dėl to, kad mano visi vizitai buvo vienoj ligoniniai, tai šitoj, kur dabar atvažiavau. Ir pasirodo, dabar perskaičiau laišką, kad va šitas vienintelis vizitas yra kitoj ligoniniai. Tai dabar laukiu autobuso, turėtų atvažiuoti už minutės, labai tikiuosi, nes aš kitaip vėluosiu. Aš vėluoti žiauriai nemėgstu. Remember when I said, oh, that's strange? Because Glenfield is the heart hospital. Atvažiavau į reikiamą ligoninę, vėluoju 46 minutės ir mano širdies ritmas yra belenkoks dėl to, kad aš žiauriai nemėgstu vėluoti. Ir man tiek streso dabar yra, kad... Va, jau viskas baigta, keliauju į darbą, labai gražus oras. Rytoj, man atrodo, bus pas mus 22 šilumos, tai tikrai labai laukiu, nes gera be striukės ir be palto išeiti kažkur. Šiandien nelabai sekas man, todėl kad dabar įsėdau į autobusą, kad važiuočiau į darbą ir tas autobusas pasikeitė jo tvarkaraštis
bevažiuojant ir atvažiavo ne ten, kur man reikia, dar toliau nuo miesto, negu kad man reikėjo, tai... O, atvažiavo kitas, viskas gerai, turėtų būti, man atrodo. Aš tikiuosi, kad šitas autobusas tiks. Jau sėdžiu kitame autobuse ir aš laikau sukryžiavus pirštus, kad šitas mane nuvežtų ten, kur reikia. Nes aš jau čia tiek prisivažinėjau šiandien. Bet nemeluosiu, man tikrai buvo streso dėl to, kad vėlavau beveik valandą. Ir aš toks žmogus, kur aš dažniausiai niekad nevėluoju. Ir aš žiauriai nekenčiu, kai kiti žmonės vėluoja. Mane erzina. Tai aš ten aišku ir paverkiau ir buvo, sakau, mano širdis galatuojas visaip, tai va, bet nuramino mane daktarė, sako, nieko tokio, viskas gerai. Aš galvoju, negi jinai sakys, kad negerai. Tai aš sakys, kad viskas gerai. Darbas baigtas, galiu keliauti namo. Sveikinuosi jau kitą dieną iš darbo šiuo metu. Tai tiesiog sėdžiu savo pertraukoje, laukiu, kol draugas pabaigs šnekėt su kažkuo ten. Žodžiu, eisim į lauką pasivaikščiot. Gal eisim window shopping. Tai tiesiog pažiūrėti, kas yra gero, bet nieko nepirkti, nes nieko nereikia. Ir tiesiog pasivaikščiot, nes dabar yra 20 laipsnių lauke, kas yra visai šilta. Ir tiesiog smagiai pabūsim ir pailsėsim. Ir tada, kai baigsiu darbą, tai dar eisiu šiek tiek iki parduotuvę, nes reikia paieškoti Miglei baltų tiesiog marškinėlių paprastų, nes vasarą ateina reikės trumpom rankovėm. Tai to ir dar mokyklinių batų, nes žiauriai greit išauga ir dar kažko reikia, nepamiršau, bet žodžiu, reikia ją apipirkti ir šiandien yra ta diena, kada darbą baigiu anksčiau, tai turėsiu laiko ir vėliau parodysiu, ką nupirkau. Va, baigiau darbą, dabar einu į miestą, pažiūrėti ką gero ir tikiuosi atrasiu visko, ko man reikia. Ir labai šilta, ir labai džiaugiuosi, mano apranga tokia labai lengva. Ką tik tokia moteris praeidama sako, I love what you're wearing, ir man iš karto tokia geresnė nuotaika. Ir aš savo mintise dabar vis kartuoju, kad į polikliniką, nes aš tikrai pamiršiu. Aš neįsiu kažkur į parduotuvę, užsibūsiu ten ir tada pareisiu namo ir galvosiu, blemba, pamiršau apie tą polikliniką. Tai dabar einu ir bandau įsikalti galvą kaip kokią dainelę, kad poliklinika. Aš manau, kad šitie dalykai, žinau, kad čia nėra tikrai labubų, yra vienas didžiausių nesusipratimų, kokių tik buvo nutikę pastaruoju metu. Nežinau, man jie baisus. Aš niekada nemačiau nei vieno gražaus, nes tie veidukai jų tikrai labai baisus. Ieškau Miglei piniginės, bet žinokit, tiek daug žmonių, aš tuoj pradėsiu verkti kažkur atsitūpus. Tai dabar laukiu, kol iš tos piniginių sekcijos išeis tie žmonės, kad aš galėčiau nueiti ten. Tokiem dalykam turiu silpnybę, bet irgi turiu valios atsispirti ir nepirkti. Čia kaip miela, pižamos yra mano silpnybė. Pižamų skyrius.
Šita kokia graži, su tokiais meškiukais, išsikišusiais. Aš nežinau kaip jums, bet man, pavyzdžiui, jeigu aš einu su maišeliu į parduotuvę, kažkokią parduotuvę, kur dar nebuvau, arba, tarkim, laikau gėrimo rankai ir man visą laiką atrodo, kad mane apkaltins, kad aš pavogiau kažką ir visą laiką prašys pažiūrėti per mano krepšį, arba kad sakys, kad tu pavogiai tą gėrimą iš ten. Tai aš, kai einu į parduotuvę, aš laikau tą buteliuką taip iškėlus, kad kameras matytų, kad aš nieko nepavogiau. Atėjau nusipirkti tų afrikietiško kempinių. Tai nelabai patinka, kad jos nesupakuotos, bet nežinau, kur dar jų ras pirkti. Šiaip čia tokia parduotuvė, kur galim rasti visko. Pažiūrėkit, kiek aliejaus, plaukų, odos, visko rūšių. Tai patinka pažiūrėti irgi. Niekad negaliu praeiti pro šituos. Pažiūrėkit, kokie mažyčiai jie, šitie batukai. Mano delno dydžio. Arba šitie. Tokius migliai nupirkau vasarai. Dar kokius užmačiau mielos. Man kažkas yra su panteriniu raštu, kad man labai patinka jisai. Kokia mielė. Ir dar parodysiu kitus batus. Dar šitie. Nežinau, kas man yra, bet labai gražus. Jau po visų parduotuvių labai išvargau, nors nieko beveik nepirkau, tai dabar esu pakeliu į polikliniką ir žinokit, labai keista eiti vizitą, kai aš net nežinau, kam tas vizitas skirtas, nes kai jie man paskambino užrezervuoti, aš paklausiau, kam jisai skirtas, sako, nežinau, ten tas žmogus, kur man skambino, tai einu kaip į aklą pasimatymą dabar ir dabar bandau nardyti per visokias tokias gatveles, kur nėra saulės, nes žiauriai karšta. Kol laukiu, galiu parodyti, ką pirkau. Tai nupirkau Migliai tokią knygą, nes jinai turi visas šitas. Tai norėjo šitos irgi, tai čia bus jau visa kolekcija šitų knygų, kur jinai turi. Tada kuruodžiau tuos kempines. Žodžiu, jos yra labai geros nušveisti odai. Vadinasi African Net Sponges. Tai ir jos ilgas yra, tai galima ir nugarą nusišveist. Žodžiu, pabandysiu, nes mano oda yra labai sausa ir man patarė tiesiog gerai ją nušveist, kad nenieštėtų, nes man žiauriai niešti nugarą ir kojas. Tada čia jau pirkau ne aš, čia pirko draugas mano Migliai, nes jis pamatė šitos batus ir sako, kaip Migliai patiktų, sakau jo, bet jinai jau turi batų. Jisai nupirko jai, neatsispyrė jisai, nors aš jam sakiau nepirkti, nereikia, bet jisai sako, leisk man ją palepinti, tai va, tokie labai gražus sambas. Tada Migliai reikėjo naujo maudimuką, tai toks paprastas maudimukas vasariškas. Tokie akiniai, nes nuo saulės jinai savo pametė kažkur ir jai labai reikia. Ir kadangi aš nešioju, tai ir jai labai reikia, tai nupirkau tokius. Rašo, kad yra kažkokia tai UV protection, tai nežinau, kiek čia apsauga už tokią kainą. Na ir paskutinis dalykas, tai mokykloje jai reikės, žodžiu, bus renginys, tai toks purškiklis ant kūno ir plaukų spalvotų blizgučių. Tai tiek. Ką tik grįžom, nežinau kiek valandų ten prabuvom, bet reikėjo dar užžiūrėti parduotuvę nusipirkti dalykų namams. Ir dabar įsijungiau, suspjaušiu svogūnus, kepsim kotletus. Žiūrėkit, tai parodysiu. Kepinu svogūnus, reikės sutarkuoti morką, nes Migliai labai patinka morkos su česnakais. Ir čia yra mano faršas. Reikia tiesiog, gal čia nedėsiu prie ugnies, reikia tiesiog viską sumaišyti ir tada sudėti svogūnus, suvoliuoti ir kepti. Žodžiu, mes labai viską greitai turim padaryti. Kol kepa mano svogūnai, galiu iš tikrųjų parodyti, ką nusipirkom. Šiaip labai daug nesąmonių bus, tai neteiskit. Nusipirkau šitą bulvių košę paruoštą vien dėl to, kad dabar nebūtų buvę laiko skust bulvių, tai reikėjo labai greitai. Tai visą laiką gelbėja šitą jau paruoštą bulvių košę, ją reikia tik pašildyti. Tada tokie dalykai, kuriuos valgom kartais, nes aš kažkaip seniau čipsus valgydavau žiauriai dažnai, kai man buvo kokie 20 metų ir mažiau, bet kuo toliau man tuo labiau jų nesinori, bet kartais tiesiog sėdi ir užsinori. Tai va, čia užteks šitų gal kokiam 2 mėnesiam. Ir kiti dalykai tai yra padažas.
Ką? Guminuką gavosi, kai pavalgysim vakarienės, gerai? Atkimštų vamzdžiams. Čia yra blyčas, tada feiris, kremas mano kūnui, dėl to, kad yra labai sausėjus oda, tai dabar viską iš eilės bandau, kad galėčiau nors kiek atsipalaiduoti ir kad man neniežėtų. Ir dar šitą paėmiau savo pabandyti duše tiesiog, kai nusimaudysiu, išsitepti visą šitų aliejum ir pažiūrėti, ar kažkiek gelbės. Dar kiti dalykai, tai aš vadinu šitą yra emergency food, kai nėra laiko gaminti, tarkim, jeigu labai vėlai iš kažkur grįžtam, galiu greitai mikliai iškepti šitą vieną arba du, šitas picas. Mano proteino batonėliai į darbą, nes stengiuosi kuo daugiau suvalgyti. Tada tunas. Aš labai senai pirkau tuną ir labai senai valgiau, tai galvoju, kad reikia grįžti prie jo, nes labai geras dalykas. Ir šitie, čia mano drauga, nes man nepatinka niekas su citrinom arba apelsinais, tai čia yra jo pyragėlį. Nupirkau mėgliai tokį kondicionierių plaukų, kad nesiveltų. Užpurkš tiesiog po dušą. Nusipirkom dar tokių žuvies pirštelių. Čia yra kondicionierius. Prašau. O šitas? Šitas yra kūno aliejus. Man? Nu, galim ir tau, bet šiaip man nusipirkau, bet tu gali irgi naudoti, jeigu nori. Tada šitų skalbimo skystį šitą. Mano draugas nusipirko veido šveitiklį, ibuprofenas, paracetamolis, nes viskas skauda tokiam amžiui jaunam. Ir tada tokie dalykai kaip dantų pasta, dantų šepetėliai ir į mašiną guma, dezodorantas, atsiprašau, antiperspirantas ir tada šlapios servetėlės į mašiną, kad jeigu kažkur važiuojant prireiktų labai. Tokie pirkiniai, reikia viską išdėlioti ir tuo pačiu daryti valgyti, bet iš tikrųjų pasikviesiu draugą, kad jis viską išdėliotų, nes aš nelabai turiu laiko, negaliu persiskirti dvi dalis. Tai va, gerai, einam gaminti, valgyti ir susitiksim kitam kadre. Va, jau iškepė kai kurie kotletai, bulvių košė beveik padaryta. Dar antra partija kepa, tuo eisim valgyti. Tadam! Eikit valgyti! What did dinosaurs used to sit on? Asked the dog. They didn't sit on anything, said the dog. Labas rytas, susitinkam vėl kitą dieną. Aš iš po dušo ką tik ir žinokit, atradau stebuklą. Tai tas tinklelis afrikietiškas, kur nusipirkau šveisti odai. Su juo nusišveičiau visą kūną ir tada su kūdikiu aliejum visą išsitepiau, kol buvau duše ir reikia paliesti medį, kol kas nenoriu kasytis. Aišku, yra tokių vietų, kur sausesnės buvo prieš tai, tai jaučia šiek tiek dar jos, bet šiaip jaučiuosi žiauriai gerai. Tai va, tai labai džiaugiuosi šito savo atradimu ir naudosiu ir žiūrėsiu, ar čia vienalaikis dalykas, ar čia tik to man ir reikėjo, kad nustotų sausėti oda. Aš prisiminiau, kol maudžiaus duše, kad sakiau papasakosiu, dėl ko man reikia tos procedūros. Šiaip sako operacija, bet ten labiau procedūra. Tai ką man darys, tai yra kateterinė abliacija. Tai kaip įveda 3 kateterius per kirkšnį į širdį ir, žodžiu, turi ten tokius... Jie nori pažiūrėti, kaip mano širdis atrodo iš vidaus kažkaip, nežinau, žodžiu. Ir surasti tam tikrus tuos signalus, kurie padaro širdį, kad jinai permušinėtų ir juos tiesiog su lazeriu nudeginti, kad tai daugiau nebepasikartotų. Tai va, tai aš kažkaip nesijaudinu dėl šitos operacijos. Aš labai noriu, kad ją man padarytų, dėl to, kad vien dėl savo širdies aš negaliu sportuoti. Vos galiu užlipti laiptais, į 2 aukštą užlipus, man viskas šakės būna, kad iki nualpimo. Dabar išrašė vaistų, tai šiek tiek geriau, bet seniau būdavo tikrai labai blogai. Kartą bandžiau sportuoti ir bėgau ant bėgimo takelio, bet taip labai lengvai bėgau, nes aš šiaip nesu maratonininkė, aš labiau esu sprinterė, tai man ilgai bėgti niekada gyvenime neišėjo, bet žodžiu, labai lėtai bėgau ir gal po minutės, gal mažiau, aš tiesiog išsijungiau, man tai pasidarė juoda akise, aš
nualpau ir trenkiau galvą į bėgimo takelį. Tai nepatinka man taip, aš noriu sportuoti, nes aš fiziškai esu labai blogos fizinės formos ir tiesiog noriu būti aktyvi, noriu lakstyti su savo vaiku, ko dabar negaliu daryti. Noriu užlipti laiptais ir matyti normaliai, nes tarkim, jeigu užlipu laiptais, man žiauriai juoda akyse pasidaro. Man atrodo, esu minėjus vienam iš video, kad tarkim net maudantis duše, žiauriai pradeda širdis šokinėti ir irgi iki vos nenualpimo, o duše yra tikrai ne pati geriausia vieta nualpt, kai yra slidu, kai yra stiklinės duris. Dėl to darys man tą procedūrą, ne operaciją ten. Tokia procedūra, jinai nėra ilga, gal apie 2 valandas. Prašiau, kad išleistų tą pačią dieną namo, nes ligoniniai nenoriu likti per naktį. Ypatingai, kai yra palatai kiti žmonės, man, sakau, kažkaip nejauku prie kitų žmonių. Aš noriu namo, noriu į savo lovą ir dar liepiu pasimti savaitę nuo darbo laisvo, bet aš šiais metais gan nemažai sirgau, tai nebenoriu laisvų dienų imti, tai tiesiog dirbsiu iš namų. Ir šiaip, jeigu nepamiršiu, jeigu bus nuotaika, tai galėsiu pafilmuoti tą dieną, kai važiuosiu į ligoninę, daryti tos procedūros ir kaip po to sekas, kaip jaučiuosi. Parašykite, jeigu kam nors įdomu. O šiandien, jeigu neminėjau, yra penktadienis, paskutinė savaitės darbo diena ir laukiu labai, kol pasibaigs darbas, nes šiandien yra 24 laipsniai šilumos pas mus. Rytoj grįšim prie 14, tada 12 ir tada labai nukris, bet šiandien tokia viena iš paskutinių šiltų dienų. Per ateinančias 2 savaitės tai laukiu, kol baigsim darbus ir galėsim tiesiog pasidėti lauke. Pasimėgauti gražiu oru. Dabar eisiu kelt miglės greitai. Dabar yra 6 valandos ryto. 6 valandos ryto ir reikia dar padaryti jai pietus į mokyklą. Tai man atrodo, jinai prašė, kad aš įdėčiau jai tuos kotletus, kur vakar darėm. Aš nesu šiaip šitų pietų pakavimo fanė, vien dėl to, kad man maistas turi būti šiltas ir jinai mokykloje gauna šiltą maistą, o tarkim, kur aš įdedu jai pietų, tai dažniausiai jisai nebūna šiltas. Tai man tas nepatinka, bet jeigu jai patinka, jai gerai, tai tegul turis. Tai va, gerai nukelt savo princesės ir pradėsim dieną. Nustojom duot valgyti, bet vis tiek pasirodo kiekvieną rytą. Einam. Labai gerai išeiti į lauką ryte ir, aišku, nėra karšta, bet yra šilta. Tau patinka? Nori dar biškį pažaisti? Gerai. Tikiuosi nenukris telefonas, padarykim outfit check. Man Miglė klausė, kodėl aš tokia pasipuošus, nes dažniausiai į darbą einu su treningais. Ane? Darbe šiandien švenčia meilės diena, pasaulinė meilės diena. Ir dabar gali žmonės parašyti anonimiškai savo dalykus apie kitus žmonės. Tai va, mano, jeigu kam nors įdomu, turiu gerą humoro jausmą. Do you want to be in my video? Show me your outfit of the day. My outfit of the day? Yeah. It's a boxy shirt with a white tee underneath. Tucks in a belt with some black linen trousers. Well done. All the decorating's the same. And she got the wardrobe. I'm gonna get them in the white and the black. Okay, what? In the white and the black. Can you do this? I like them. Kažkaip buvau įsitikinus, kad noriu nusipirkti tokius batus, bet kuo toliau, tuo labiau praeina noras. Ir visai nedaug kainuoja, bet jau čia nepirksiu. Nes dabar visi su tokiais vaikšto. Bet kas man patinka čia, tai kainos, nes, pavyzdžiui, šitie sportbačiai tik tais 35 svarai. Tai visai nedaug. Aš manau, kad čia yra ženklas, kai sensti, kai aš nesuprantu tokių batų ir nieks. Nu, gal į bulvekas jau užsidėčiau, bet šiaip nepriverstų manęs nieks tokių nešiau.
Nebebaigęs darbai šiandien, penktadienis, tai labai džiaugiuosi, nes ilgasis savaitgalis ir pirmadienis bus bank holiday, tai nereikės į darbą. Dabar 3 dienas tiesiog ilsėsimės. Aš čia neįdegiau, aš tiesiog esu raudona, nes yra labai šilta. Ir dabar važiuojam. Dabar važiuojam į parduotuvę, nes reikia nusipirkti visokių užkandžių, tai noriu nupirkti vaisių, nes Miglė dabar, kai pasiimsim iš mokyklos, jinai sugalvojo, kad nori pasidaryti pikniką su mumis, tai mes iškart po mokyklos eisime į parką ir pasidarysim pikniką, nes jinai labai prašė. Ir kol oras gražus, tai kodėl ne? Nes jau rytoj, tai va, jeigu šiandien yra 24, rytoj bus 14. Ir dažniausiai, kai taip staigiai atšala oras, artėja audra vadinas. Tai labai tikiuosi, kad smarkiai lis ir bus žaibas ir griaustinis, nes čia yra mano mėgstamiausias oras. Ir va, tai dabar važiuojam ir susimatysim parke. Parodyk, tokia kokia mažytė. Parodyk. Parodys čia? It was a big dog. What a big dog, said Kipper. Šiaip labai gera. Gailiuosi, kad neturim didesnio adijeliuko, nes šiaip galėčiau tiesiog atsigult ir gulėti, kol saulė nusileis. Noris mėgautis kiekvieną minutę. Nežinau, kad šilti orai neužsibus čia ilgai ir gera labai. Tiesiog sėdim, valgom, Miglė žaidžia kažkur ten. Ateina paskaito knygų, tada išeina žaidžia ir taip pirmyn atgal, tai va. Iš tėvų parsivežė draugas savo vinilų. Tai yra labai, pavyzdžiui, kaip Lionel Richie arba Led Zeppelin, Rolling Stones, Led Zeppelin, Julio Iglesias. Čia yra Enrique Iglesias tėtis. Tada kas čia? Bob Marley. Dar tokių perlų yra, kaip ABBA. How old are these? Ir vyšnia ant torto. What's in this? No. Doesn't really see anything. I think it's just an empty one. Mano vakaro užsiėmimas. Turiu viską sutvarkyti. Aš net nemačiau, kiek mes turime visų šitų užkandžių, kurių net, sakau, nevalgom. Reikia viską patikrinti, pažiūrėti, nes nežinau, net galiojimo datas iš tikrųjų pažiūrėti. Tu ateisi. Tai va, mano užduotis sutvarkyti šitos 2 stalčius šiandien. Nu va, sutvarkiau šitą. Aišku, atrodo perkrautas. Ir dar šitą. Tai daug dabar geriau bus. Kokias 2 savaitės pasilaikys ir vėl bus bardakas. Jau susiruošė miegot. Miglė prieš miegą paskaitys knygą, o aš paspręsiu sudoku. Tai nelabai iš tikrųjų man sekasi, tikrai gerai sekdavos, nes, pavyzdžiui, šito susivėliau, šitą išsprendžiau, čia Miglė prirašė, tai nebenorėjau spręsti, šito neišsprendžiau, žodžiu, tai stengiuosi dabar pasipraktikuoti, nes, sakau, seniau galėdavau išspręsti daug, dabar kažkaip nebeišeina, tai smegenis nebedirba taip. Tai va, einam miegot. Susitinkam kitą dieną, aš va ką tik iš dušo išlipau, gal prieš pusvalandį. Ir mano draugė man paskambino, ji turi dvynukus ir kadangi jos vyras, man atrodo, išvažiavęs su darbu, nežinau, žodžiu, kur jos vyras yra, tai jinai paskambino man, sako, gal gali ateit, aš pamaitinsiu vaikus, aš juos perrengsiu, pakeisiu, gal gali juos išvest pasivaikščiot, kol aš pamiegosiu. Tai aš tik tais greitai iššokau į treningus ir bėgu pas ją, kad galėčiau pagelbėti, nes vargšė labai skambėjo pavargus ir aš girdžiu ten tie vaikai rėkia fone, tai atbėgu į pagalbą. Va, reikia dabar jai nupirkti pjaustymo lentelę, nes ta, kur jinai turi, yra plastikinė. Tai nelabai gerai, tai pažiūrėkime, gal šitos turėtų geros būti.
ir reikia gal nunešti dar kažką skanaus. Nežinau ką čia dabar paėmus. Grįžau iš savo auklės pareigų ir mano draugė, ta, kurios kūdikius prižiūrėjau, aš kažkada sakiau, kad jinai turi labai gražų šitą džinsinį švarką, sakau, koks gražus, tai jinai man nupirko tokį patį. Tai žiauriai fainas, labai džiaugiuosi. Važiuosim į Lidl apsipirkti maisto, tai jisai padarė sąrašą, ką valgysim šitą savaitę, galiu parodyti, jeigu kam įdomu. Tai čia yra nuo šiandien iki kito penktadienio. Tai va, tai tokie lietuviškai net užrašė bulviniai blynai. Jiem labai patinka bulviniai blynai. Čia jisai paliko sugalvoti mikliai, ką jinai nori valgyti. Ir dažniausiai per pietus nevalgom namuose, valgom darbe, o migdė mokyklai. Tai va, tai darbo dienos lengvos. Ar neišrinkau ką nori? Neištrinkai, tai dar yra laiko, gali eiti išsirink, gerai? Bėk. Negalėjai sulaukti? Mūsų apsipirkimas, tai išleidom kažkur apie 100 su šiek tiek svaro. Tai pica, makaruncai, tokie jogurtai Miglė norėjo. Tada čia valyti virduliai, šitos citrinų sultis, paprika, Coca-Cola, parmos kumpi, lašiša. Salemis, tada darysim charcuterie lentą savaitgalį kitą, tada šitie krekeriai su ta lenta, braškės, darysim šiandien burgerius, beikonas, salotas, čia Miglės yra maistas, krevetės, kumpis tortiliai daryt, vištienos krūtinėlė. Čia vynas prie tos charcuterie lentos, nes atvažiuos sesė į svečius. Tada bulvytės, 2 pakeliai aviečio, sūris, grybai, dar vienas šoninė. Tada šitie su karamelizuotais svogūnais, šitos dešrelės mano pačios mėgstamiausias. Jautienos faršas, sviestas, šitas buvo nemokamai už taškus. Tada pomidorai, avokadas, mėlynės, kiaušiniai. Nu, žodžiu, patys matot, kas čia yra, nežinau, kodėl vardina. Ir tada dušo želė, kondicionierius man, burgerio padažas, majonezas, pienas, aliejus ir obuolių sultis. Tai va, savaitės apsipirkimas mūsų. Kol gaminu pietus, noriu pabandyti išimti šitas kraujo dėmes iš šitų džinsų. Iš tikrųjų, jos yra labai senas, tai aš nemanau, kad jos kada nors man išsiimės, bet pabandysiu. Užbersiu šiek tiek šitą ir tada man mama davus yra tokį muilą. Tai bandysiu patrinti šituo muilu, gal kažkas išeis, o jeigu ne, tai aš jau juos nešioju, nežinau kiek laiko tokius dėmėtus, nes man jie žiauriai patinka. Tik reikia, sakau, vis neprisirašiau kažkaip pabandyti išvalyti. Ir turėjom susiplanavę tortiliją su kumpiu ir sūriu, bet nenusipirkom tortilijų, pamiršom, tai teko gelbėtis iš situacijos ir kažką labai greitai gaminti. Tai va, bus vištienos gabaliukai, vištienos gabaliukai su bulvytėm ir žuvies piršteliais. Say it again. First said you brighten my day, every single day that I'm alive. Okay. I'm glad. Good. Thank you. Ačiū. Baigės šiandien diena, eisim dabar paskaityti knygų ir miegot, tai čia noriu pabaigti šitą video. Labai ačiū, kad žiūrėjot ir tikiuosi greitai susimatysim kitose video. Iki.